Monika Vesbergaitė iš Panevėžio. Šiuo metu studijuoju Nyderlanduose Vitality and Tourism Management antrame kurse. Studijas Nyderlanduose pasirinkau labai spontaniškai. Tiesiog draugė paskambino vieną dieną, sako, stojam į Olandiją. Sakau, palauk, turiu pirmiausia pažiūrėti, kas ten, kaip ten. Nuėjau į kastu.lt puslapį, pasiskaičiau. Labai patiko tai, kad universitetas yra mažame miestelėje, nes didelių nemėgstu. Ir viso antra, tai, kad pats universitetas yra labai mažas, nėra didelių auditorijų. Paskaitos universitete vyksta labai paprasta programa. Kiekvienoje klasėje sėdi nedaugiau 30 žmonių. Dėstytojai kiekvieną klausimą atsakys, jeigu ko nesuprasti, padės kiekvienoj problemoj. Stojimas į Nyderlandų universitetą Hashtag University buvo gana paprastas, kadangi kastu organizacija viską padėjo, pasakė, kokių dokumentų reikia. Ir pasakyčiau, viskas buvo labai paprasta ir aišku, nebuvo jokių klausimų iškilusių. Kai tik atvažiavau į Olandiją, truputėlį buvo sunku prisitaikyti naujoje aplinkoje, kadangi nauja šalis, be tėvų, viena, tik su drauge buvom. Bet praėjus keliam mėnesiams susiradom draugų, su kuriais dabar esame patys geriausi draugai ir visą laiką kartu būnam. Tačiau baisiausias dalykas buvo anglų kalba. Labai bijojau kalbėti, bet kai išgirdau kitus žmonės, pavyzdžiui, ispanus, kaip jie kalba, iš karto persilaužiau, galvoju, gali būti ir blogiau, nes yra tokių žmonių, kurių ir dabar atrodo nesuprantu, ką jie kalba. Kai atvažiavome į Vlisingeną, Nyderlanduose, mes iš pradžių apsistojome bendrabučiuose, kuriuos siūlė universitetas, ir visiems studentam, kurie atvyksta, patarčiau nors pusmetį ten pagyventi, vien dėl to, kad visi studentai vienoje vietoje, iš karto pažintis. Pagyvenę pusmetį bendrabučiuose, norėjom gyventi kažkur arčiau centro, kadangi mėgdavom eiti į barus, o bendrabučiai būdavo 2 kilometrai, atgal namo naktį nepatikdavo eiti taip ilgai. Tai susiradom kambarius nuomotis, už juos mokėjom iki 260 €, priklausomai nuo kvadratinių metrų. Pagyvenome ten pusmetį ir dabar su drauge susiradome butą, už kurį mokame po 350 €, bet butas yra tvarkingas, visiškai naujai renovuotas. Tai nebuvo labai sudėtinga, kadangi yra labai daug puslapių, kurie siūlo ir studentam, ir šiaip visiems žmonėm apartamentus nuomotis. Studentiškas gyvenimas yra labai aktyvus, bent jau pirmais metais, kai atvažiavau ir gyvenome bendrabutyje, rengdavome didelius vakarėlius per kelis butus. O šiais metais viskas jau aprimo, tačiau irgi pasidarom kažkokių vakarėlių, nueinam kartu su geriausiais draugais į barus, pasėdėm, pasilinksminam, pasiklausom muzikos. Liūdna niekad nebūna.